Mano patirtis sausio 13 dieną buvo kiek kitokia negu daugelio Lietuvos žmonių. Tuo metu Lietuvoje aš nebuvau, studijavau Vokietijoje, bet nepaisant to labai ryškiai įkrito į atmintį tas prisiminimas, kuomet buvo rodomi tankai per Vokietijos televiziją, kuomet buvo rodoma, kaip žudomi taikus mūsų žmonės. Ir tą kartą aš atsimenu, pirmoji reakcija buvo, reikia kažką daryti, reikia greitai sėsti traukinį, važiuoti į namus. Susiskambinau su savo artimaisiais, jie taip pat buvo kiekvienas savo mieste prie būtent šitų vietų, kurios galėjo būti puolamos rusų kareivių. Na, bet man buvo pasakyta, kad žmogau, jeigu grįši, tai jau turbūt atgal studijuoti nebeišvažiuosi. Ir tą kartą aš atsimenu, daviau savo tokią priesaiką. Na, šį kartą aš lieku studijuoti ir padarysiu tai, ką galiu geriausiai savo šaliai. Tai yra, surinksiu visą informaciją, visas žinias, kurias galiu gauti tenai. Ir tiesiog niekada daugiau iš savo šalies nebeišvažiuosiu ir stengsiuosi būti tomis žiniomis naudingas savo tėvynei. Tai šitos priesaikos aš laikaus ir tikrai man smagu matyti, kad nuo šitų baisiųjų sausio įvykių mūsų šalis padarė labai didelį žingsnį į priekį ir labai tikiuosi, kad ateityje tokių baisenybių mums daugiau patirti.